Sveiki, čia Sigita ir Laura, bei tinklalaidė suaugusioms moteriams Nebe panelė. Šiandien mes kalbiname vieną kitą apie projektą, amžių ir gyvenimą. Tai kaip panelė atėjo į tavo galvą? Labai įdomiai man pačiai, bet iš kitos pusės ir labai natūraliai. Todėl, kad į mano akiratį vis dažniau pakliūdavo informacija apie tai, kaip moters kūnas keičiasi metams bėgant. Ir labai daug pradėjau, tiesiog natūraliai skaityti ir domėtis apie menopauzą, apie perimenopauzės laikotarpį. Ir turiu dar tokį artimoje aplinkoje pavyzdį tos tokios blogos savijautos moters vyresniam amžiui. Kai ištisai viskas skauda, kai ta gyvenimo kokybė nukenčia dėl to, kad tau skauda ir tu negali. Ir aš kai pradėjau ieškoti ir domėtis apie tos moterų pokyčius vyresniam amžiui, labai atsivėrė man daug informacijos. Ir man buvo labai įdomu rasti atsakymą, kaip užkirsti kelią tam sveikatos stipriam pablogėjimui ir išlaikyti gyvenimo kokybę kuo ilgiau. Savo gyvenimo kokybę pradžiai. Ir tada aš pamačiau, kad Lietuvoje mes neturim tokios informacijos. Tokios lengvai suprantamos, bet tikslios, patikrintos, kad paimtų moteris, kuri yra, sakykime, pereinamam laikotarpyje, ir rastų ir paskaitytų ir žinotų, kas pirmiausia su ją darosi ir ką daryti, kad jai nebūtų blogiau. Tai taip atsirado mano noras tuo, ką aš žinau, dalintis. Tik tai reikėjo surasti formą. Ir ta forma yra Anelė. O kodėl būtent Anelės vardas ir kaip tu tą Anelę įsivaizduoji? Anelės vardas Anelė yra mano močiutė. Buvo mano močiutė, su kuria aš augau, kuri mane išmokė skaityti. Ir tai yra labai su to žmogum didelis ir stiprus asmeninis ryšys. Bet nėra taip, kad čia močiutės garbiai pavadinau šitą projektą. Iš tikrųjų, kai aš ieškojau pavadinimo, kaip pavadinti šį projektą, tai buvo ir kita gyvenimo pusė, ir dar daug visokių žodžių derinių, kurie galbūt mano galvoje tuo metu atrodė, kad galėtų apibūdinti šitą antrą gyvenimo pusę. Ir tada aš, kadangi nesu ženklodaros specialistė, tai kreipiausi pagalbos į Google, kaip yra sukūriami pavadinimai, ieškojau. Ir ten buvo tikrai labai į akis pakliuvęs geras straipsnis apie tai, kad tai gali būti kaip ir mano bandyti žodžių dariniai, bet tai gali būti ir visiškai nesusijęs dalykas. Ir todėl atėjo Anelė, mes sėdėjom su bičiule kavinėje ir gėrėm kavą ir aš jai pasakojau apie tos ir klausiau jos nuomonės apie tuos mano variantus. Ir pasakau būtent tą istoriją, kaip yra skirtingi būdai sukurti brendo pavadinimą. Ir sakau, bet gali būti ir vardas. Ir aš jai sakau, aš galiu pavadinti Anelę. Ir man tai atėjo labai labai natūraliai. Ir aš dar turiu tą paveiksliuką, kur aš užrašiau savo užrašų programėlėj. Tiesiog Anelė ir taip ir liko. Ir mano ta bičiulė sako, man atrodo, tu jau turi pavadinimą. Tai Anelė yra savarankiška, sveika egoistė, kuriai labai svarbu tai, kaip jinai jaučiasi, o jai svarbu jaustis gerai kasdienybėje. Ir jinai nėra egoistė ta, kur tik apie save galvoja. Bet jos tas sveikas egoizmas yra iš to, kad pirmiausia reikia pasirūpinti savimi, kad galėtum pasirūpinti kitais. Ir reikia apie save pirmiausia pagalvoti. Ir ta žinutė su Anelė pirmiausia mano ir yra tokia, kad kiekviena moteris turėtų pirmiausia pagalvoti, ką turi padaryti, kad jaustųsi gerai. Fiziškai, emociškai. Ir tada, kadangi moterų gyvenime dažnai būna taip, kad nuo jų priklauso daug kitų asmenų, tada jos galės duoti, kai bus pačios pasirūpinusios savimi. Prieš tai tave labiau domino namų tematika ir rašai tinklaraštį šitą temą. Mano klausimas būtų toks, taip suprantu, ne kartą keitei namus, kuriuose gyvenai su šeima. Ar tie keitimai buvo susijęs su tavo vidiniais kažkokiais gyvenimo etapais ar ne?
Aš sakyčiau, kad ne, nes nekeičiau aš namų pati viena ir tai nebuvo iš mano pačios vienos iniciatyvos. Nes pirmosios mūsų namuose su vyru mes apsigyvenom ir atsikraustėm ten tiesiai iš studentų bendrabučio, tenais gimė visi mūsų vaikai. Ir kai mes sugalvojom iš to mūsų namo kraustytis į butą centre, tai buvo iš noro pabandyti, kaip yra gyventi mieste, o ne užmiestyje ir kad nereikėtų važiuoti su mašina, sakykime, kažkur pabuvus pasivaikščiojus. Tai viskas turbūt yra čia iš mūsų dviejų partnerystės ir noro pabūti kitaip. Ir kai mes pagyvenom kelius metus pat miesto centre, mūsų butas buvo labai mažas. Ir tas paskutinis namų keitimas jau buvo iš tos praktinės pusės. Mums reikėjo tiesiog daugiau plotų, nes mes netilpom. Tai nėra jokio etapo, to kažkokio lūžio ar kažko, tiesiog praktiniai dalykai labai. Kaip suprantu, pirmojo vaiko susilaukė jauna būdama, kiek tau metų buvo ir klausimas, ar niekada nesigailėjai, kad taip tai anksti vyko? Man buvo 23, kai aš susilaukiau pirmo vaiko ir 24, kai gimė antras vaikas. Mes turim 2 pametinukus ir pagrandukę. Ir jeigu labai pasikapstyčiau galvoj, turbūt aš rasčiau kažkokį momentą, kur galbūt tas savęs neišpildymas kažkoks, o tik tai buvimas mama ir namų šeimininkė, gal man taip nepatiko kažkurio momentu. Bet reikėtų labai stipriai pagalvoti ir paieškoti. Aš visą laiką buvau patenkinta ir iki šiol esu, kad mano vaikai gimė man būnant jaunai ir kad jie jau yra dideli, o aš esu vis dar pakankamai jauna. Čia yra, aš matau tai kaip labai didelį pliusą. Nes aš augau kartu su savo vaikais, vaikai niekada netrukdė mums su vyru ir, sakykime, tai, kad aš neturiu karjeros, tokios kaip tradicinė karjera, tai nėra mano vaikų kaltė, kad jie gimė taip. Ne vaikų kaltė, bet tai nėra dėl to, kad mano vaikai gimė labai anksti. Tiesiog tai yra ne tik mano, bet ir mūsų šeimos pasirinkimas. Ir taip susiklošusios aplinkybės. O kad gailėtis, ne, aš tik džiaugiuosi, kad mano vaikai gimė anksti. Man smalsu, kaip tu įsivaizdavai savo gyvenimą, kai buvai maža mergaitė. Ir ar išsipildė tos svajonės? Aš labai gerai atsimenu, jau buvau ne maža mergaitė, bet turbūt buvau paauglė. Ir aš sakydavau, kad aš turėsiu 1 vyrą, 1 vaiką ir 3 šunis. Ir tie šunys turėjo būti bokseriai kažkodėl tuo metu. Ir aš tikrai labai ilgą laiką save įsivaizdavau karjeristę, aš labai norėjau būti žurnalistė ir labai mačiau save darančią žurnalistės darbą, kaip tuo metu aš ten įsivaizdavau, turbūt save televizorių įsivaizdavau. Į žurnalistiką aš neįstojau ir tada buvo toksai momentas, kai aš nežinojau, kur save padėti ir gali būti, kad ir tie vaikai ir šeima atsirado taip anksti. Dėl to, kad viena kažkuris svajonės dalis neišsipildė ir tada teko pildyti kitą svajonės dalį. Aš taip pat norėjau būti ir labai gera mama. Ir žmona norėjau būti. Ir nežinau, kaip ten su tais 3 šunim, aš turiu 2 šunis ir katiną. Tai ir 1 vyrą visą laiką tą patį, žinai. Tai gal čia tos svajonės tokios, vienaip galvoji, kitaip atsitinka, bet mes dabar kalbamės ir mano darbas labai stipriai susijęs su kalbėjimu, bendravimu su žmonėmis ir pasakojimu jų istorijų ir daug metų aš tą darau vienokią ar kitokią formą. Tai turbūt tai, kad aš neįstojau į žurnalistiką, gal netgi ir pliusas. Ar šiuo metu jau tiesiai įžengus į savo gyvenimo vidurį? Manau, kad taip. Aš esu dar nepasiekus 40-mečio ir tik labai stipriai tam ruošiuosi, man atrodo, taip galvoje ir veiksmus kažkokius tai darau, kad pasiruoščiau tam kitai gyvenimo pusiai. Bet aš manau, kad taip, dabar yra mano gyvenimo vidurys ir labai gera mano gyvenimo dalis, kai mano vaikai yra dideli, kai aš turiu žymiai daugiau laiko ir nereikia jiems tiek mano dėmesio ir kuo toliau turbūt tuo reikės jo mažiau. Ir dabar ateina, aš jaučiu taip, kad ateina tas laikas man ir mano dalykam.
Jo, ir aš manau, kad gyvenimo vidurys ir yra apie tai, kad apie tave ir tavo dalykus. Bet ar yra dalykų, kuriuos tu būtum norėjusi jau suspėti nuveikti pirmoje gyvenimo pusėje? Ne, nes kai pagalvoji, kad šalia vaikų auginimo aš išleidau knygą, rašiau 10 metų tinklaraštį apie namus ir buvau viena pirmųjų tą darusių. Na, šiaip pati save, aš dažnai labai tos savo pasiekimus ne kiek numenkinu, kiek jų neįvertinu, nes man atrodo, kad tai ką aš čia namų šeimininkė sėdėjau namuose. Bet jeigu sėdi ir pasidarai tokią padarytų dalykų inventorizaciją, ką be niekieno pagalbos pati savo jėgom per savo norą padarai, tai yra labai daug. Ir nieko nėra, ką aš būčiau norėjus padaryti ir nepadarius. Ne. O apie ką kalbėtis tau nepatinka, pavyzdžiui? Aš esu šiaip labai atviras žmogus. Imkit mane ir skaitykit. Ir tikriausiai nėra temos, nebent tai būtų kažkas labai tabu arba bet kas yra tabu. Aš esu atvira ir aš galiu pašnekėti tikrai labai apie daugą. Ir dabar taip man išsirinkti iš to didžiulio spektro temų, apie ką aš nenorėčiau kalbėti. Nežinau, aš galiu paklausti beleko, aš galiu apie beleką pašnekėti. Apie triusikus, kuriuos nusipirkai, galiu paklausti. Prašau. Kodėl tu nusipirkai šiltus apatinius? Aš labai ieškojau šiltų apatinių ir man mintis buvo taip, tų visokių palaidinių šiltų vilnonių, merino vilnos aš turiu ir ne vieną, bet vedžiojau šunis vieną rytą, vieną iš šaltų rudens rytų ir jau, suprantate, išeinu su striuke ir treningo kelnėm. Ir aš jau pajaučiau, kad tas šaltukas taip gnybė trupučiuką. O aš mėgstu sijonus ir sukneles, bet nemėgstu pėdkelnių. Ir galvojau, kad turbūt šitam iki labai stiprios minusinės temperatūros orui tai būtų gerai ilgos kojinės ir apatiniai šilti. Kad būtų šilta užpakaliui ir tu galėtumėt su sijonu, bet be pėdkelnių. Tai čia tokie visiškai praktiniai reikalai. Mhm. Ar yra dalykų, kuriuos tu laikai per vėlu tavo amžiui būtų daryti? Jeigu man pačiai, tai aš jau nebenorėčiau dar vieno vaiko. Jau aš manau, kad man ties mano 40-mečių jau daugiau vaikų nebereikia. Ne dėl to, kad aš juos turiu 3, bet dėl to, kad aš jau džiaugiuosi tuo laiku, kai jie yra dideli. Tai vat, aš manau, kad jeigu kas man pasiūlytų, tai sakyčiau, ačiū, ne, man jau per vėlu turėti dar vaikų. O taip, turbūt nėra daugiau kitų dalykų. Galėčiau eiti dirbti, jeigu taip, kokią baristą ar keliauti kažkur tai. Aiva, miegot palapinį nenorėčiau, bet ne dėl to, kad per vėlu, dėl to, kad tiesiog man tas nepatinka iš esmės. Kokio amžiaus planuoji save laikyti sena? Žinant, kad mano močiutei 80, turbūt dabar 7, tai ir ji dar eina, tik tai tiek, kad sveikata stabdo, tai aš manau tas, kai jau nebepaeisiu, jeigu nebepaeisiu, o vis tiek jaunas esi tiek, kiek esi jaunas širdyje. Tai va, aš manau, kad aš širdį visada būsiu jauna. Va tas kūnas mūsų, jeigu jis, jeigu nebepaneš mano jaunos širdies, tai jau bus kitaip. Bet aš save visą laiką laikysiu jauna. Ką reiškia būti jauna širdim? Tai... Turi būti atviras pasauliui ir jo, turi būti atviras pasauliui ir kitų žmonių pasirinkimam. Ta prasme, ne tai, kad jo, tai. Ir turi mokėti neteisti žmonių. Ir jų pasirinkimų, jų gyvenimų. Tiesiog. Nes tai yra jaunystė, kai tu esi atviras priimti kitoniškumą arba naujovę. Tokį dalyką. Ir nesakyti, o mano laikais tai buvo. Ir nesakyti, taip. Ir negalvoti, nes kol esi gyvas, tol ir yra tavo laikai. Ne tiek kažkada, kai tau buvo kažkiek metų. Tol, kol esi gyvas, tol yra tavo laikas. Ačiū, kad klausėte ir žiūrėjote. Naujausius straipsnius apie gyvenimo amžiaus viduryje rasite Anelė LT.
Kasdien su mumis bendrauti galite Instagram ir Facebook. Tinklalaidžių įrašus rasite YouTube ir visose populiariausiose tinklalaidžių platformose.